Sveiki atvykę į gamtos CSI, kur molekuliniai sekliai atrakina gamtos paslaptis, naudodami metodus lyg iš detektyvinio trilerio. Kaip ir CSI detektyvai renka įrodymus nuo pirštų atspaudų ir plaukų sruogų, mokslininkai taip pat naudoja aplinkos DNR, dar kitaip vadinama eDNA, arba lietuviškai eDNR, kad atskleistų gamtos paslaptis. Tačiau vietoje nusikaltėlių mes ieškome pėdsakų, kuriuos palieka kiekvienas gyvas organizmas. Visi gyvi organizmai palieka eDNA pėdsakus. Nuo bakterijų iki mėlynojo banginio, tai lyg nematomos DNR žinutės išbarstytos po gamtą, bei laukiančios, kad būtų atrastos. Dėka eDNR mes galime atskleisti nematomą, aptikti retą ir suprasti ekosistemų pokyčius skirtingose masteliuose, kurie anksčiau buvo neįmanomi. Tai lyg turėti padidinamąją lūpą, leidžiančią tyrinėti biologinę įvairovę bet kuriame pasaulio kampelyje. Taigi, kaip ir CSI detektyvai išsprendžia sudėtingas bylas naudodami molekulinės technikas, taip dabar mes, mokslininkai, galime atskleisti gamtos paslaptis su eDNR. eDNR tai naujas žodis aplinkos moksle atskleidžiantis pasaulio stebuklus molekulė po molekulės. Jei norėtumėte sužinoti daugiau apie eDNR ir jos panaudojimo galimybės, susisiekite su Sequence DNR tyrinėtojais Lietuvoje arba Naujojoje Zelandijoje.